Mieli mokyklos bendruomenės nariai, visi panemuniukai, mokiniai, mokinių tėveliai, mamytės, mokyklos darbuotojai, visi į šventę atvykę svečiai. Su dideliu džiaugsmu ir jauduliu tariu jums, spėkit ką, labas rytas! Sveiki sugrįžę po vasaros atostogų, sveiki sugrįžę iš vasaros tokios šiltos, saulėtos. Šiandien, kai jau vakar atsisveikinome su vasara, o šiandien pasitinkame rudenį, švenčiame mokslo ir žinių dieną, naujų mokslo metų pradžią. Ši šventė tai linksma įžanga į 9,5 mėnesio truksiančią įdomią tyrinėjimų ir atradimų, bendradarbiavimo ir asmenybinio augimo kelionę. Džiugu, kad mūsų bendruomenė nemažėja, o priešingai auga ir šiemet turime daugiau narių, nes pasipildė gretos naujais priešmokyklinio ugdymo mokiniais, pirmokų bendruomenėmis. Sveiki atvykę, naujokai, į mūsų mokyklą. Mes jūsų laukiam, žygiuosime drauge. Linkiu šiais mokslo metais visiems bendrystėje sustiprinti savo vertybinius pagrindus, dar labiau pajausti bendro darbo teikiamą džiaugsmą, drąsiai drauge svajoti ir kurti, siekti bendros vizijos įgyvendinimo. Taigi, mano kvietimas toks: kurkime gerą, tarptautinio bakalaureato vardo vertą mokyklą kartu. Gerų mokslo metų ir šaunios įsimintinos šventės čia aikštėje ir klasėse. Na, o dabar tie, kas jau mokykloje ne pirmus metus žino, po direktorės kalbos visada esate kviečiami, paraginami sugiedoti Lietuvos Respublikos himną. Aš turėsiu pagalbininkę, mokytoją Gretą. Taigi, vaikai, tėveliai, visi drauge, pradėkime naujus mokslo metus sugiedodami tautišką giesmę. Ir Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia. Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina, ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius lydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Sveiki, sveiki, visi susirinkę į mokyklą. Mokykla tokia pati, medžiai tie patys, o rodyklė vis dar rodo pasaulio šalis. Ir kad mes toliau keliaujame tarptautinio bakalaureato kryptimi. Susirinko daug draugų, bet kiek daug naujų nematytų. Štai mūsų priešmokyklinukai ir pirmokai. Džiugu jūs matyti, pamojuokit visiems. Sveiki, pirma A. Sveiki, pirma B. Sveiki, pirma C. Sveiki, priešmokyklinukai. Susirinko mūsų daug, tad kibkim į mokslus.
Man mokyti šioje mokykloje yra tikras džiaugsmas. Net mokyklos himne apie tai jau dainuojame 32 metus. Vaikai, o ar jūs atsimenat mokyklo himno žodžius? Atsimenu, kaip čia smagu, džiaugsmo sala. Prisiminkime ir padainuokime visi. Kaip smagu mokytis. Mokytis tai lyg žiūrėti nuo labai aukšto kalno į tolimas erdves. Mokytis tai lyg stebėti paukščius miške ir klausytis jų nuostabių giesmių. Mokytis tai lyg plaukti upe, stebėti čiurlenantį vandenį, pakrančių gyvenimą. Mokytis tai lyg naktį stebėti krintančias kometas. Mokytis tai lyg... Mokytis tai lyg vaikščioti basomis rasotoje pievoje ir pajausti žemės alsavimą ir išgirsti, kaip ji kalba.
Čia šoka mūsų Juvento šokiai. Ačiū vaikai, ačiū šokių mokytojai Inesai. Išties smagu mokytis šokti. Kaip ir mokytis dainuoti. Paklausykim, kaip gražiai dainuoja mūsų mokyklos mokiniai. Išdygo spuogas, labai neblogas, ant mano skruosto jį vėjas glosto. Gal nuo šokolado, gal nuo marmalado, gal nuo gražios vėjo dainos. Gal nuo šokolado, gal nuo marmalado, gal nuo gražios vėjo dainos. Išdygo spuogas, labai neblogas, ant mano skruosto jį vėjas glosto. Gal nuo šokolado, gal nuo marmalado, gal nuo gražios vėjo dainos. Gal nuo šokolado, gal nuo marmalado, gal nuo gražios vėjo dainos. Ir kam reikėjo šito spuogo? Žiūrėk, kaip negražiai atrodo. Šūktos pagalbos, ei, au, bet tik tai vėjo ausyse girdžiu. Išdygo spuogas, labai neblogas, ant mano skruosto jį vėjas glosto. Gal nuo šokolado, gal nuo marmalado, gal nuo gražios vėjo dainos. Gal nuo šokolado, gal nuo marmalado, gal nuo gražios vėjo dainos. Gal nykštukais padėlioti, o gal pudrytę papudruoti. Šūktos pagalbos, ei, au, bet tik tai vėjo ausyse girdžiu. Išdygo spuogas, labai neblogas, ant mano skruosto jį vėjas glosto. Gal nuo šokolado, gal nuo marmalado, gal nuo gražios vėjo dainos. Gal nuo šokolado, gal nuo marmalado, gal nuo gražios vėjo dainos. Ei, ei, kas gali padėt? Ei, ei, kas gali padėt? Ei, ei, kas gali padėt? Kas gali padėt? Kas gali padėt? Kas gali padėt? Išdygo spuogas, labai neblogas, ant mano skruosto jį vėjas glosto. Gal nuo šokolado, gal nuo marmalado, gal nuo gražios vėjo dainos. Gal nuo šokolado, gal nuo marmalado, gal nuo gražios vėjo dainos. Šaunuoliai Tirliukai ir ačiū grupės Tirlio vadovei Elonai. Paplokime jiems. Mokytis tai visai nesunku, tai lyg keliauti į nepažintą kraštą. Mokytis tai lyg skristi oro balionu virš gimtinės laukų, kai pamatai banguojančius rugius ir pajunti žmogaus ir gamtos harmoniją. Kviečiame visus pajusti mokyklos bendruomenės vienybę ir drauge močiutės, seneliai, tėveliai, vaikai, draugai, svečiai, mokyklos darbuotojai. Pajudėkim ritmiškai.
kaip šauniai pajudėjome šokio ritmu. Matote, vaikai, kaip čia linksma šitoj mokykloj. Čia mokytojai šoka. Čia mes visi kasdien galėsime šokti ir dainuoti, linksminti, sportuoti. Va šitos šaunios mokytojas, šitas gražus kolektyvas, vaikai, jūs pasitiks kiekvieną rytą ir palydės pasibaigus visiems užsiėmimams. Nu, mes, vaikai, iš jūsų tikimės. Paklausykit labai atidžiai, ko mes iš jūsų tikimės. Mes iš jūsų tikimės, kad jūs būsite tokie patys linksmi, draugiški, smalsus ir norintys tyrinėti šį gražų mūsų supantį pasaulį. Mėly vaikai, tyrinėjimų šiais metais bus daugiau ir šis šaunus teleskopas laukia jūsų naktiniuose dangaus stebėjimo vakaruose. Ir labai norim palinkėti susikaupti, nusiteikti, mokytis, būti dar geresniais žmonėmis ir svarbiausia, padėti kitam, tam, kai ir tada, kai tos pagalbos labiausiai reikia. Mėly tėveliai, kviečiame ir toliau būti tokia šaunia bendruomenė, kuriančia geriausią mokyklą jūsų vaikams. Tikimės jūsų bendrystės ir pagalbos kiekviename žingsnyje, kaip ir turėjome iki šiol. Sėkmės ir gražios šventės visiems. O dabar aš matau, kaip vaikai jau nekantrauja apsikabinti vieni su kitais, prisiglausti prie savo mokytojos, atsisėsti į suolą, pasižiūrėti, kas pasikeitė mokykloje, kokia jų klasė. Taigi aš manau, kad jau pats laikas skelbti skambutį į pirmąją pamoką. Na ir pirmiausiai, su didžiuliais plojimais mes į klasę išlydėsime mūsų naujuosius mokinius, mūsų mažuosius mokinius. Taigi kviečiame pamojuoti visiems ir paplokime prieš mokyklinės A klasės mokinukams ir mokytojai Raimondai. Jie mums mojuoja. Prašom. Ir žygiuoja link savo klasės. Paplokime ir pirmosios nulinės prieš mokyklinės B klasės kolektyvui ir jų mokytojai Gretai. Greta taip pat vedasi būrį gražių vaikučių. Naujus mokinukus turi mokytoja Ugnė. Šiais metais tai bus pirmoje klasėje. Paplojam, pirmokiukam pamojam, jie taip pat žengia pirmuosius žingsnius į mokyklą. Na, o paskui seka pirmoji B klasė ir jų mokytoja Kristina. Pamojuokim, paplokim. Pirmoji C, mokytoja Greta ir jos būrys gražių vaikų. Taip pat žengia mokyklos link. Na ir skambant varpeliui, į klasę žygiuoja antroje. Mokytoja Rita vedasi savo vaikus. Antroji B, mokytoja Vita vedasi savo antrokėlius. Prisijungia antroji C, mokytoja Giedrė. Kiek mūsų daug. Antroji D klasė su mokytoja Aušra taip pat žygiuoja link klasės. Trečioji A klasė ir mokytoja Živilė.
Trečioji B, mokytoja Milda. Yra tokia vieta, pradinė Panemunės mokykla. Čia daug vaikų, gerų draugų, visiems kartu labai smagu, tai džiaugsmo sala. Trečioji C ir mokytoja Asta vedasi savo vaikučius. Kaip čia smagu. Na, o iš paskos žengia trečiosios D klasės mokytoja Eglė ir vaikai. Raidės kaip drugiai, skaičiai draugai, ši vieta vadinas mokykla. Na ir vyriausiai mūsų ketvirtokai. Ketvirtoji A ir mokytoja Ramunė. Kaip čia smagu, kaip čia smagu, kaip čia smagu, ši vieta vadinas mokykla. Ketvirtoji B ir mokytoja Jurgita. Na ir gražus ketvirtosios C klasės būrys su mokytoja Dalia priešakyje. Raidės kaip drugiai, skaičiai draugai, ši vieta vadinas mokykla. Gerų jums naujųjų mokslo metų, vaikai.